The music. Buvo lengvas, sunkus? Sakyčiau, sunkus tikrai. Teko daug kartų permetinėti, pratęsimų buvo. Taip, ruošiausi, treniraus, daug dirbau ant metimo. Ypač. Manau, sėkmė, nieko nesiruošėm, atvažiavom, tiesiog sudalyvavom ir laimėjom. Buvo sunku išrinkti tos kandidatus iš komandos, kas dės? Treneris išrinko, treneris žiūrėjo statistiką, išrinko, atvažiavom, laimėjom viskas. Tikėjomės geresnių rezultatų, bet yra kaip yra, pralaimėjom paskutinės varžybas 34 taškais, kur turėjom 27 taškų persvarą, tai yra kaip yra. We dance a little bit. Pačiam net prakaitas išmušė, geros rungtynės turbūt buvo. Nu, labai geros ir vakar ir šiandien. Nu, aišku, vakar nebuvo tokios geros, nes pralošėm, šiandien geros, nes laimėjom. Kas vedė į pergalę? Svarbu, kad vyrai nepalūžo ir parodė charakterį po vakar dienos tokios nesėkmės. Vis tiek praloš pusfinalį, jau tu loši dėl 3-4 vietų. Bet aš sakau, kartais geriau išlošti 3 vietą, negu pralošti 1. Emocijų šiandien netrūko, vyrai užsėdę buvo, taip? Taip, kas mane ir labai džiugina, kad, sakau, nenuleidom galvų ir po nesėkmingų atkarpų jie atsigavo, vėl įėjom į žaidimą ir laimėjom. Šitas sezonas buvo tikrai labai geras, pirmą kartą pateko į finalinį ketvertą ir iškovojo medalius, sakau, tikrai gerą sezoną. Ir Galius labai noriu pagirti, tikrai ir vakar, ir šiandien atvažiavo, nepatingėjo savo lėšomis, tikrai šaunuoliai. Bandėm tikrai išėjom, susikaupę ir norėjom tikrai įrodyti, kad mes galim nors ir debiutantai, tikrai sukovoti ir pirmas kėlinys parodė, kad mes galime pataikyti, tačiau neapsigynėm ir didesnė kova mūsų išmušė iš vėžių, kurią propagavo mūsų varžovai ir tačiau vis tiek, kaip bebūtų, aš džiaugiuosi, kad vyrai nenuleido rankų ir bandė kiptis iki paskutinių sekundžių. Ir tas besivenčių vaidmuo mus niekada, kaip ir negąsdindavo. Ne vienas rungtynės esam mes tikrai perlaužę 3. ir netgi 4. kėliny. The music.
atėjom pažaisti dėl malonumo, jaučiam tą malonumą, o kai su malonumu ir pergalės ateina, tai dar linksmiau. Visiems noriu padėkoti, visiems komandos draugam, viskas, tai išpasakytai gerai. Savis ir gali palaikė kažkiek, bet manau, kad pagrindinis dalykas, kuris buvo, tai buvo komandinė dvasia. Be jokių pykčių, visi šypsojos, malonumų žaidė, gal kažkas tyliai pajuokaudami ir kalbėjo apie čempionų žiedus, bet kad pirma vieta, tokių tikslų nebuvo. Tiesiog, sakykime, šiandien jie buvo geresni. Mes nebuvom pasiruošę nei emociškai, nei fiziškai. Po vakar nespėjom atsistatyti. Kadangi žaidžiam praktiškai 6-7, tai neužteko jėgų. Visas sezonas buvo banguotas iš tikro. Kaip ir šios varžybos irgi. Atkarpom sužaidėm visai neblogai, bet iš tikro nepataikėm tų metimų. Neužteko jėgų, nežaidėm savo žaidimo, kurį galim žaisti. Vakar žaidėm taip, kaip mes mokom, šiandien to neparodėm. Finalas, aišku, neblogas pasiekimas, bet mūsų tikslai visada aukščiausi ir šiandien yra liūdna. Galbūt po mėnesio kito vertinsim kitaip, bet šiandien norėjom pirmos vietos. A little bit. Tai visi komandos sužaidė gerai, ypatingai gynyboje, mato rezultatas koks yra. Švieslentėje, kadangi tai 55 taškai praleisti, tai manau, kad labai gerai gynėsi. Iš tikrųjų džiaugsmas didelis, esam patenkinti, kad namuose pavyko laimėti. Ir iš tikrųjų sirgaliai atėjo palaikė, atmosfera gera, parodėm gražų krepšinį, pelnytai laimėjom. Visų atkrintamųjų varžybų metu mes tikrai parodėm neblogą gynybą. Ir šiandieną finale iš tikrųjų laimėjo gynybą. Jie labai mažai metė per 2 kėlinius, pasiteisina aikštę. Pas Murnė nėra didelės labai taktikos, žaidėm paprastai, atidavėm visas jėgas, kas tai lėmė pergalę. Branduolys 3-4 metai. Iš tikrųjų visi jaučiamės gerai, mikroklimats geras. Ir smagu, kad lemiamų momentų mes susirinkom ir sukovojom. Šiandien iš tikrųjų parodė visi žaidėjai, kad iš tikrųjų turi didelis kiaušinis ir kad galime kovoti. Miestelių ta šventė yra didelė, gal tik norėtųs, kad būtų didesnis susidomėjimas tų pačių žiūrovų. Tai aš manau, kad po šios pergalės gal atsiras daugiau sirgalių, didesnis palaikymas, gal jaunims eis tą kryptim, nes yra arena, yra sąlygos sportuoti, treniruoti. We'll be right back.